Sveiki, noriu visus pasveikinti su šventėmis, su artėjančiais naujaisiais metais, palinkėti visiems sėkmės, laimės, sveikatos, svajonių išsipildymo. Ir asmeniškai dar noriu padėkoti už donatus Danguolę, Ingą, Ingridą ir Jurgitą. Lai jums grįžta su kaupu ir išsipildo tik geriausi būrimai. Ir visiems kitiems ačiū už dėmesį, už komentarus, už laikus. Ir šiandien pažiūrim Kalavijų karalienį, ką atneš kiti metai. Oro stichija. Tai svarstyklės, vandenis ir dvynėja, ne? Ir nesvarbu, dar noriu pasakyti tokį dalyką, kad laikas kaip ir iliuzijos, nesvarbu, kada žiūrėsite šitą video, galite ir kitais metais, pavyzdžiui, įsijungti pirmą kartą. Tai vat būtent tie metam jums ir bus. Todėl aš net neįvardiju, kaip kelintais metais darau. Bet kas seka, tai tas žino, kad ateinančiam metam. Tai ieškosim jūsų, pažiūrėsim, kas aplink jūs, kokios energijos bendrai eina. O, čia jūs pergyvenate bemiegės naktis dėl gausos, dėl šansų, kraustymasis kelionę, arba jinai nepavyko, arba jūs labai pergyvenat, kad čia kaip ir didelės tos permainos, kaip ir geros jos, bet gal baimė vis tiek yra. Kardinalios, sakyčiau, gausai, geroviai, persikraustymai, kelionė. Jo, čia arba baimės, kad tai neįvyko, arba kad neįvyks. Čia praeitį buvo, galbūt prarastas šansas. Arba baimė, kad nebus to šanso, pergyvenate, labai norite, pavyzdžiui. Arba nepavyko, pavyzdžiui. Bet esmė ta, kad čia vis tiek prasideda pačia geriausia korta. Dėl šanso kelionė persikraustymai. Na, čia matyt, kadangi šventinių laikotarpių darau, va šventės rodo, laimėtojas situacija, kelionė vis tiek kažkokia, gal ne persikraustimas, bet yra emocinis komfortas ir gal draugė kokia, arba giminaitė, mama, nežinau, rodo man ugnies stichijos moterį, Lazdų karalienė tokia, užsispyrusi, siekianti savo tikslų, linksma moterį, kompanijos siela. Miglota situacija pas jūs dėl statuso galbūt buvo, kaip žmonos arba kažkokios darbo lyderės, tada vadovės, kaip kam čia. Čia vyras arba jūsų vyras, pavyzdžiui, santuokinis arba darbdavys, monetų karalius, gali būti žemės stichijos, pavyzdžiui. Miglota kažkokia situacija dėl jūsų statuso, tai ar žmonos, ar verslo kažkokio. Bet tuo pačiu čia yra, rodo man, grįžimą į meilę su Kalavijų karaliu, gali būti buvęs arba oro stichijos, nešioti uniformą, dirbti oficialiuose institucijose. Garbingą darbą kažkokį gali dirbti. Tai čia meilė su jo santykiai neblogi. Bet kaip ir ilgesys. Su darbo pauzė pas jūs. Sakau, gal norėjot naujo šanso darbą ir va čia kaip ir naujas darbas, svajonių išsipildymas, bet ant pauzės yra. Gal atidėjote, dėl to pergyvenate, suprantat? Arba atsidėjo tos galimybės. Bet žiūrėkit, jūs man krentat prie staigių netikėtų pokyčių. Prie šeimos medžio krentatės su taurių karalium. Tai mylimas vyras, mylintis vyras,
gali būti vandens stichijos, kažkoks giminaitis, gal ir jūsų vyras, bet būtent šeimos narys. Čia kažkaip ar grįžimas namo, ar, nu va, žiūrėkit, jo, gal grįžimas namo, va čia dabar, va toj dabartiniu metu, nu tai teisingai, kai šventės visi grįžta namo, tai ką čia man rodos gausa, jums rodo šventė namuose, persikraustimas visgi, grįžimas kažkieno tai, man rodo, pas jūs. Arba jūs grįžtate iš kažkur į šeimą. Su persikraustimu netgi gal taip. Čia vat buvo pergyvenimai, gal ar pavyks, nepavyks, bet aš taip suprantu, pavyko, jau čia į ateitį eina, tai pavyks tada tas viskas, dėl ko jūs čia pergyvenate. Tai kas susijęs su persikraustimais. Į praeitį net sakyčiau grįžimas. Šeimos namus. Dėl ko va čia pergyvenote, viskas tas pavyks. Arba jeigu kažkada nepavyko dėl to šanso gausos, tai va dabar, man rodo, jau į ateitį šalia jūsų, kad viskas tas įsipildo. Tai džiugu. Čia krenta lazdų karalius, vienišas vyras, išmintingas kažkoks žmogus. Čia jūs ar ant pasirinkimo, arba nestabili situacija su juo buvo. Atsisveikinimo ilgesys, liūdesys, meilės. Meilė didelė, nu kaip ir praradimas, nežinau. Kaip ir sunkoka. Čia, sakau, jeigu kažkoks kraustimas įvyksta, nu tai automatiškai gaunas jo, kad teks atsisveikinti. Sunki bus finansinė padėtis. Atsisveikinimas, sakyčiau, su meilė ir dviprasmė situacija. Bet žiūrėkit, jeigu pergyvenate, kad ten nutrūks ryšys, gal kažkas, sakau, išsikrausto ar į užsienį išvažiuoja, arba paleidžia žmogų kažkokį mylimą dirbti kažkur. Čia situacija vėl kartojasi, užsienis krenta, kaip ir atrodo, turėjo būti praradimai, bet čia vėl su meilė grįžta viskas. Ta prasme, čia jeigu ir atstumas pas kažką yra, ar galimai dėl kraustymas, va čia tų, kur dėl tų šansų finansinių tenka važiuoti kraustytis, tai nenutrūks ryšys, vis tiek grįž, vis tiek situacija, kaip pasakyti, įsisprendžia. Sunku bus, aišku, nes čia matau dėl finansų kažkas keičiasi pas jūs gyvenime. Nu, bet ateity vis tiek, žinokit, matau, kad pas jūs čia keli variantai, keli vyriškai krenta ir aš vis tiek matau, kad šeimoje pabaiga yra, bet jinai džiaugsminga. Bet įdomu, kodėl jinai džiaugsminga jums. Ir ateina šviesus periodas, darbas per moterį, gali būti taurių karalienė. Vandens stichijos gali būti, arba empatiška, labai gera moteris, žodžiu, per darbą eina jums. Nu, ką žinau. Įdomi čia pabaiga, bet jinai atneša gerovę. Džiaugsmą jums kažkodėl. Šeimoje pabaiga. Gal tikrai kažkas išvažiuoja, arba jūs išvažiuojate. Bet užtat gerovė eina jums gausa, suprantat? Jūs patenkinta būsit tą pabaigą. Nu, aš nežinau, jūs gal geriau žinote, apie ką aš šneku. Gerai, tada žiūrim. Kas laukia jūsų ateinančiais metais? Svarbaus tokio, kas laukia ateinančiais metais. Meilė. Darbas.
šeima, finansai ir netikėti įvykiai. Meilė. Nu, aš nežinau, kaip čia, žiūrėkit. Arba čia bus vienišas vyras, arba čia jūs vieniša kelionėje pilnatvę emocinę gaunat. Arba su vienišu vyru labai išmintingas. Tai nereiškia, kad jisai vienišas ten kažkoks hrėna. Ne, išminties ieškotojas labai, nu kaip pasakyti, intelektualus, nu, išprūsęs, dvasingas vyras. Arba jūs išeisite į vienatvę, kažkokios kelionės, kurie atnešim emocinį komfortą. Ieškoti išminties, atsiribot, pabūt į save įsiklausyti. Nu, tuoj mes patikslinsim, gal kaip kam. Nu jo. Nu, aš visgi jums taip galiu pasakyti. Meilė kas? Išėjimas į vienatvę gal labiau. Ir čia po pabaigos vis tiek iš praeities grįžimas kažkieno tai. Vis tiek praeitis grįž. Santykiai iš praeities bus. Po kurio laiko, kada jūs pajausite emocinį komfortą, arba žmogus grįž iš praeities, kurio buvo pabaiga. Ir emocinis komfortas iš kelionės tada taip gali būti. Jo, su kurio atsisveikinimas, kraustimasis, va tas vėl krenta, suprantat, čia dėl finansų buvo kraustimasis, gal tolima kelionė, gal turėt paleisti tą žmogų. Arba pati išvažiavot. Toj vienatvėje išminti, komforto, emocijose, tos atrasti save ir panašiai, užsidirb pinigėlį, aš nežinau, čia labai susijęs su darbu būtent. Arba jisai atvirkščiai, suprantat, čia kaip kam, nes vis tiek bendras būrimas yra. Bet kokiu atveju ta praeitis sugrįžta pas jūs. Tai aš nežinau, aš vis tiek matau, kad jūs tą pabaigą patenkinta. Aš nežinau, kodėl man taip rodo. Emocinį komfortą. Gal jums reikėjo pertraukos, pavyzdžiui, arba reikėjo išvažiavimo, arba tam žmogui reikėjo. Va žiūrėkit, taurių tos karalius, kur sakiau, šalia krenta. Mylimas vyras. Skyrė gal darbinės kelionės, nežinau, va tai su tuo tikrai susiję, tas kraustimasis ir va tas pergyvenimas gal ir buvo, va tas šansas dėl gerovės, reikėjo jam išvažiuoti arba jum, pavyzdžiui. Tai jeigu jūs pergyvenate, kad ten nutrūk, ne, čia grįž, bet sakau, jum ta pabaiga atneš tik tai gerą. Tai va. Tai vyras kaip ir bus. Meilė, šeima. Darbas čia sakiau, ne dar. Ai, nu tai va, žiūrėkit, darbas. Vėl man ta moteris prie darbo krenta. Nebloga moteris, visų galų meistrė. Arba jūs čia, kaip pasakyt, su tokiom energijom, suprantat, mylėsit savo darbą, pavyzdžiui. Čia jūs kažką gaminot, gal susijęs su kūryba darbas, nežinau, toksai, gali būti, kad jos su kūryba susiję iš tikrųjų. Pinigai nėra super dideli, bet atnešim gerovę, gausą, emocinį komfortą. Bet jūs kažkaip sakau, jūs stabdė kažkas, negalėjot pajudėti priekin, tai prasimušti ledai, pagaliau ateisit. Nu žiūrėkit, turtinga šeima, gausa. O čia kas? Čia kažkieno vestuvės. Kažkieno vestuvės gali būti. Švęsit vestuvės. O prie ko čia darbas? Gal dėl to, žinot, pas jūs ir sakau, kad va tas bus nežinomybė, reikės išsileisti pinigėlių.
Gal dirbsite dėl to, kad šventė čia, vestuvė, suprantat, ir čia net pasipiršimas ir va šeima. Tai nežinau, kieno čia tos vestuvės, ar jūsų, ar kažkieno tai kito. Dėl to, dėl to man įrodė jums su finansais problemos biški. Nes labai reikės paišlaidauti dėl... Nu, čia konkrečiai vestuvės. Dėl namų. Suprantat? Gal čia šita moteris ženysis iš darbo? Ar čia jūsų kažkokie pažįstami žmonės svarbus jums, suprantat? Žodžiu, vestuvės kitais metais nusimato. Šeima. Oi, šeimoje labai gerai. Labai gerai, žiūrėkit, kažkokios permainos geros. Išvis žiūrėkit, saulėtas periodas, ta prasme, saulutė visur, gausa, nieko netrūksta, namai, pilni džiaugsmo, kažkokie įvykiai, nu čia arkanas eina. Saulė irgi viena iš geriausių kortų po to monetų tūzo. Vos ne, galima sakyti, nu ne tai, po jos bent jau būrimas nesibaigė, bet rodo šviesą, suprantat, šviesą. Gerą periodą, nu, kaip ir turėtų viskas super būti, neturėtų jokių kažkokių įspėjimų nėra, čia kaip tik saulėtas periodas, tas šviesus periodas šeimoje. Net nereikia ką didinėti čia. Pinigai. Nu, pinigai, aš jums dar kartą sakau, užsienis, sąjunga, sakau, finansai stipriai susiję kitos šalis, kiti miestai, ar jūs iš užsienio. Nu, nežinau, čia dar dabar, kadangi senoviniam būrime buvo, čia kaip ir užsienio korta, bet dabar, nu, gali būti internetas, bet vis tiek, nu, tai platus horizontas, suprantat? Čia, man rodo, sąjunga. Ar čia mylimasis, ar čia jūs, vat ir ten tos kelionės. Jo, atsisveikinimo liūdesys su mylimuoju, va tas buvo. Dėl naujos pradžios, finansinės, suprantat, dėl finansų teko kažkam. Praradimai, tipo, arba ta meilė, kaip pasakyti, šiek tiek praradimuose finansiniuose, dėl meilės, susijęs su meilė, kadangi, sakau, ar mylimas išvažiavo, jūs praradimuose, finansiniai sunkumai ir taip toliau. Ar čia jūs išvažiavo, nu, žodžiu, įdomi labai, bet finansai labai susijęs su meilės santykiais. Nu, ir čia nelabai gerai su finansais, iš tikrųjų. Aš čia sakiau jums, dėl kažkokios šventės teks, nu, padirbėti stipriai. Vestuvės. Arba dėl namų, pavyzdžiui, norit namus nusipirkti ten jau gal po vestuvių, tarkim. Tai nėra taip, kad jūs ten be darbo, be pinigų, bet tiesiog reikia jums tų didelių sumų ir čia reikės pasitempti, suprantat? Nes bus didelė šventė kitais metais. Nu, bet šeimoje gerai, super viskas. Netikėti įvykiai. Nu, netikėti įvykiai, nestabili situacija, manyčiau, finansuose. Sakau, jūs čia kažką, tai kažko laukit, ar kažkokio bendrus namus gal norit pirkti, nežinau, įkurtuvės, vestuvės, nu, kaip kam. Netikėti įvykiai. Nu, va tas vyras, ugnies karalius, su kurio pabaiga konkreti, išsikraustymas. Pabaiga ir išsikraustymas toli, priimtas sprendimas. Netikėti įvykiai, kad jisai grįžta į šeimą. Suprantat?
Ir jau tada toj šeimoje ateina finansinė gerovė. Aš nežinau, man taip kažkaip eina. Atsikrausto. Netikėti įvykiai, tai jūs to nesitikit. Gal jūs bijot, pergyvenat tiesiog. Nu jo, čia vos ne meilė, pasipiršimas po labai sunkios naštos. Mylimas vyras, nežinau, ar čia du vyrai gali būti. Arba vienos energijos tiesiog, rodo tą patį vyrą. Bet kokie atvejai čia pas jūs, gal klausykit, čia jūsų vestuvės, kaip kam, nežinau, sakau. Kaip kam net gali būti su vienu va šitų, pavyzdžiui, pabaiga ir jums net džiaugsmas, kad pabaiga, nes su kitu pas jūs gali būti vestuvės kitais metais. Ir taip tikrai gali būti iš tikrųjų. Vis tiek jūs maždaug žinot savo situaciją. Kaip čia kokis variantas jums labiau rezonuoja, ta prasme, pagal jūsų situaciją. Nors čia kai netikėtumas, gal jūs net nesitikit. Nežinau, bet kokiu atveju, arba kitais metais didelė šventė. Šeima ir vestuvės konkrečiai, namų įkurtuvės. Ir su kažkokiu vyriškiu pabaiga jums atneša laimę. Tai ar čia jisai grįžta, ar čia išvis kitas. Bet kokiu atveju abudu pažįsta, čia ne naujiena. Jeigu du, tarkim, yra, tai... Netikėtumas, suprantat? Meilės prisipažinimas, pasipiršimas, šeima, gerovė finansinė šeimoje. Gali būti čia du variantai, nes va čia arba nestabilę situaciją rodo. Arba rodo du vyrus. Gali būt, kad su vienu pabaiga, su kitu nauja pradžia. Bet kokiu atveju jūs abu tada pažįstat ir jau žinot. Ar čia pas jūs du vyrai, ar čia tas pats vienas. Tai, bet kokiu atveju, gerai, kažkaip nematau kažko tokio. Kažkaip aiškiai pakankamai sako, trumpai aiškiai. Ta prasme, tik tai sakau, kad kaip kam kokia situacija plius minus. Pažiūrim man Lenormand, nes gal kažką dar parodys čia jums. Šitą paėmė. Kas laukia jūsų kitais metais? Kalavijų karalienės. Kalavijų karalienė, jinai tokia pakankamai, kaip pasakyti, racionali. Inteligentiška. Daug žinanti, apsiskaičiusi. Tai jinai, strategija. Žiūrėkit, čia arba miglota situacija susijusi su namais, tai čia jums krenta arba nauji namai, kaip aš sakau, arba nauja pradžia namuose. Sėkmingas kažkoks periodas gyvenime, dokumentai, laiškas, atnešantis sėkmę, vaikai šeimoje. Vyras va su tuo laišku, suprantat? Du vyrai krenta man. Tai žiūrėkit, gal tikrai pas jūs du vyrai. Tuoj palaukit, pažiūrėsiu, kas tas kitas. Tuoj. Va ir tas netikėtumas, bet kokiu atveju krenta jam, žinokit. Ir va pati geriausia korta. Kažkoks super netikėtumas bus. Santuoka, dokumentas svarbus jums. Ir čia per oficialias institucijas, sakau aš jums.
Kai kam du vyrai, su viena suklasta miglota situacija pabaiga, jisai tenai gal pavyzdžiui išsikrausto, išvažiuoja tada. O tada su kitu netikėtai sąjungos santuoka. Arba tiesiog čia vienas vyras, su kurio buvo miglota situacija, suprantate, ir per oficialias institucijas, ten, nu, ta prasme, jūs gaunate tą netikėtai kontraktas, dideli pinigai, santuokos liudijimas, nežinau. Ir čia vis tiek, bet kokiu atveju eina va pasimatymų korta, švenčių korta, sėkmingo periodo, vaikai namuose, nauji namai, tarkim. Nu jo, giminės pratęsimas, nu, sąjunga, nu vestuvės bus kažkaip. Arba jūsų, arba labai jums svarbaus žmogaus, kuris vis tiek atneša jūsų giminę gerovę. Ir aš nematau, kad jūs vienai, pas jūs va yra vyrai tie. Su vienu džiaugsmas, kad pabaiga, kuri atneša emocinį komfortą. Tai ką aš noriu pasakyti, arba vat po pabaigos jums tas emocinis komfortas, nes jis ten, pavyzdžiui, išvažiavęs uždirba pinigų ir pagaliau grįžta ten su nemažais pajamom ir pagaliau jūs čia apsiženėt ar dar kažką. Arba tiesiog jūs džiaugiatės, kad pagaliau nutraukėte tenai su tuo vyru, nes staigiai netikėtai sutinkat apsiženėt vos ne su kitu, tada ir taip gali būti. Arba kažkas artimas jums labai einat į vestuvės su tuo kitu, pavyzdžiui, savo tuo mylimuoju. Nu irgi įsisprendžia viskas, kaip pasakyti. Bet kad vestuvės kitais metais bus tikrai, nu čia 100%. Tikslinti reikia, nu kai kam jūsų, kai kam jums, nu gerai. Nes čia žiūrėkit, medis, čia tikrai jau ne kontraktas darbinis, nes aš dar pirmai abejojau. Čia prie medžio giminės pratęsimas, sąjunga su kažkuo. Oficialiai, suprantat? Čia jūsų vestuvės. Žiūrėkit, eina svajonių išsipildymas per darbą. Naujas darbas kaip ir krenta. Žiūrėkit, nu galimai čia jūs pasirinkime būsit visgi. Ir čia rodo du variantus. Svajonių išsipildymas eina. Svajonių išsipildymas eina. Per naują pradžią, naują darbą, su finansai susiję, kur buvo miglota jums situacija neaiški. Nu, matot, rodo netikėtumą, tai kortos šiandien mums neatvers, nu, nes jeigu jūs dabar sužinosit, kas čia per netikėtumas, tai jums jisai jau nebebus netikėtumas. Nu, nežinau, ruoškitės vestuvėm, žodžiu. Jums čia tas svarbu. Ruoškitės savo meiliai, nu, pas jūs tiesiog emociškai jūs jausitės nerealiai gerai. Suprantat? Ir aš tą netgi pabaigą, kur mačiau, nu, jinai jum, kaip pasakyti, nėra skaudi, nes jinai jum atneša gerovę. Tai vieniems sakau, čia gali būti, kad pergyvenote, kad ten žmogų kažkur paleidot, pavyzdžiui, užsienio, jisai čia grįžta su gausa ir jums tik nauda tas eina ir pabuvimas vienatvėje ir taip toliau. Nu, arba čia vienas viso gero, kitas su kitu vestuvės. Nu jo, žiūrėkit, permainos giminiai. Sąjungoje, giminės medyje. Didelės permainos.
Vaikai namuose, gal neštumas net gali būti, klausykit, kas neturi vaikų, tai tikrai, kas neturi vaikų, kitais metais pastojimas 100%. Nu, tipo, jeigu nori, tą noriu pasakyti, tai vat irgi gali būti giminės pratęsimas. Nu, nes vis tiek čia galima apsisaugoti. Vaikai namuose, nauji namai, kažkas naujo į jūsų namus, naujas šeimos narys. Kažkaip rodo tą tolimą kelionę, vis tiek susiję kažkaip tai su kelionė. Nu, jum čia kaip ir neblogi metai, tokių kažkokių, nematau iš vis super didelių kažkokių pavojų. Iš vis pavojų realiai nelabai ir aš mačiau, man parodė va tą pagrindinius turbūt įvykius jums svarbius. Pagrindinius jums įvykius svarbius. Nu, visą kitą žinot, kaip būna. Vieną dieną vienaip, kitą, bet tokių globalių kažkokių blogybių, įspėjančių kortų, tai nemačiau, neturėtų būti kažkas baisaus ar ten kažko. Netikėtumai irgi visi susijęs su tom permainom, kurias aš sakiau. Tai jos kaip ir teigiamos, suprantat? Kaip ir teigiamos. Tai va. Nu, tai ką aš linkiu jums? Ten kažkokia šventė didelė jūsų laukia. Labai svarbi. Kai kam jūsų vestuvės, kai kam jums svarbių žmonių. Nu, priklausomai nuo amžiaus. Nu, jeigu ten, pavyzdžiui, 70 metų moteriai, nu, tai gal dukros vestuvės ten. Nu, suprantat, ką turiu omeny maždaug, bet šiaip tikrai vestuvės krenta. Daug kam labai. Sėkmės jums.